Tai sveiki visi. Šiandien būtent pakalbėsim apie AliPrime produktą, kuris yra mūsų pasididžiavimas, mūsų Yes Global kompanija. Tai yra tikrai labai efektyvus produktas vyrams. Ir šiandien po truputį aš pakalbėsiu, pasidalinsiu, ką deklaruoja pati kompanija ir dėl ko šitas produktas buvo sukurtas. Tai vyrų sveikata yra ne mažiau svarbi. Pripažinsit, moteris kiekviena klausydama, turėdama vyrą ir matydama, kaip jam kartais būna ir ne kažką, ir vyrai nedrįsta apie tai kalbėti. Bet vyrų sveikata nėra tik asmeninis reikalas. Ji daro įtaką šeimoms, darbo vietoms ir visai visuomeniai. Nepaisant to, ji dažnai atsiduria antrame plane dėl visuomenės normų, įtempto gyvenimo tempo ir bendro vyrų nenoro kreiptis į gydytojus ar teikti pirmenybę savirupai. Rūpinimasis vyrų sveikata yra itin svarbus ilgamžiškumui, produktyvumui ir gyvenimo kokybei. Svarbu laužyti stigmos ir abejingumo barjerus, skatinti vyrus rūpintis savo sveikata per sąmoningumą, prevencinės priemonės ir gyvenimo būdo pokyčius. Sveiki vyrai prisideda prie stipresnių šeimos bendruomenių geresnės ateities. Ir mes daugelis galim pasakyti, kad tyrimai rodo, kad vyrų sveikata reikia daugiau dėmesio ir veiksmų, reikia skirti tam daugiau dėmesio, ne? Trumpesnė gyvenimo trukmė. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, vyrai visame pasaulyje gyvena vidutiniškai 5-7 metais trumpiau nei moteris. Tokią atskirtį lemia didesnis širdies ligų, vėžio ir rizikingo elgesio paplitimas tarp vyrų. Nenoras kreiptis pagalbos. Šiai dienai tikrai ta problema dar yra. Tyrimai paskelbti Amerikos visuomenės sveikatos žurnale atskleidžia, kad vyrai žymiai rečiau nei moteris reguliariai lankosi pas gydytojus ar kalba apie sveikatos problemas. Dėl to dažnai ligos nustatomos per vėlai, nors jų būtų galima išvengti, taikant prevencinės priemonės. Psichikos sveikatos krizė. Tai Nacionalinio psichikos sveikatos instituto tyrimai rodo, kad vyrai 3-4 kartus dažniau nei moterys nusižudo. Tai dažnai susijęs su negydoma depresija ir visuomenės spaudimu slopinti emocijas. Lėtinės ligos. Žurnale The Lancet publikuotas tyrimas parodė, kad vyrai dažniau nei moterys serga lėtinėmis ligomis, tokiamis kaip hipertenzija, diabetas ir nutukimas. Tai lemia nesveikas gyvenimo būdas bei delsimas kreiptis į medikus. Ir aišku, mums ne vienam nepaslaptis, kad mūsų vyrai jau nuo mažų dienų mokinami, kad tu vyras, tu negali verkti, tu turi būti stiprus, tu negali pasiduoti ir taip toliau. Ir tokiu būdu susiformuoja ta tendencija, kad vyrai bijo pasirodyti silpni, jie bijo prašyti pagalbos, bet galiu pasakyti, šiandien dienai prašyti pagalbos tai nėra silpnumas, tai yra parodimas, kad jūs savim rūpinatės. Ir būtent kada testosterono trūkumo priežastis būtų senėjimas, testosterono lygis natūraliai mažėja maždaug 1% per metus po 30 metų amžiaus. Įsivaizduojat? Nuo 30 metų testosteronas po 1% kasmet mažėja. Hormonų sutrikimai, tai tokios būklės kaip Klinefelterio sindromas ar hipofizės liaukos sutrikimai gali sutrikdyti hormonų gamybą. Ir be abejo stresas, lėtinis stresas padidina kortizolio kiekį organizme, o tai gali slopinti testosterono gamybą. Ir dauguma būtent vyrų tikrai išgyvena tą stresą tyliai, vien dėl to, kad nepasirodyti silpnais. Ir kas gali padėti išspręsti jūsų problemą? Mūsų AliPrime.
Ir kalbu apie šitą produktą tikrai su pasididžiavimu, kad kompanija nepamiršo vyro ir pasirūpino jais tokiu unikaliu 100% natūraliu produktu. Tai aukščiausios kokybės vyrų sveikatos papildas, sukurtas Yes Global. Jis skirtas tiems, kurie siekia natūraliai padidinti testosterono lygį, sustiprinti energiją ir pagerinti bendrą gyvybingumą. Yes Global Aliprime. Išsami pagalba. Tai natūraliai padidinkite testosterono lygį. Ką tai reiškia natūraliai? Už tai, kad Aliprime 100% augalinių pagrindų. Sustiprinkite energiją ir pagerinkite gyvybingumą su Aliprime. Ši visiškai natūrali moksliškai pagrįsta formulė padeda palaikyti jėgą, ištvermę ir susikaupimą, suteikdama galimybę kasdien pasiekti geriausių rezultatų. Pasiekite ilgalaikę sveikatą ir pasitikėjimą savimi su Aliprime, jūsų partnerių geriausiai savijautai. Dar kartą pabrėšiu, kad šitas produktas tinka ir moterims. Aliprime sukurtas naudojant kruopščiai atrinktus aukštos kokybės ingredientus. Kiekvienas jų parinktas dėl įrodytos gebos natūraliai didinti testosterono lygį ir gerinti bendrą gyvybingumą. Šie ingredientai vertinami tiek tradicinėje medicinoje, tiek šiuolaikiniuose moksliniuose tyrimuose dėl savo stipraus teigiamo poveikio sveikatai. Holistinis požiūris į sveikatą siūlo subalansuotą ir visapusišką sprendimą vyrų sveikatos iššūkiams. Aliprime padeda palaikyti ilgalaikę energiją, geresnį fizinį pajėgumą ir bendrą savijautą, suteikdamas vyrams galimybę gyventi sveikesnį ir pilnavertiškesnį gyvenimą. Ką noriu pasakyti su ilgalaikiu? Tai nėra tai, kad kol gersite, tol bus gerai. Jūs pagersite keletą mėnesių, atstatysite savo reikiamus dalykus, kurie jums aktualūs ir jūs suprasite, kad jums jo nereikia pastoviai vartoti. Apdovanojimus pelniusi formulė vyrų sveikatai. Tai Aliprime sujungia aukščiausios kokybės moksliniais tyrimais pagrįstus ingredientus, žinomus dėl savo gebėjimo natūraliai didinti testosterono lygį ir gyvybingumą. Ši novatoriška formulė pelniusi prestižinius apdovanojimus padėjo tūkstančiams vyrų atgauti pasitikėjimą savimi, energiją ir gilesnę bendrą sveikatą. Ir šiandien dienai mes tikrai galime pasidžiaugti, kad naudojami pagrindiniai ingredientai tokie kaip ženšenis, tribulus, terestis, makarot, lijodbost. Čia aš ne visus žinau tuos ingredientus, bet aš net nebijoju, kad daugelis iš jūsų juos žino. Lijodbost tai standartizuotas, mikroenkapsuliuotas ekstraktas, dar žinomas kaip tongat ali, Eurocoma longifolia, tai čia jau lotyniškai. Vyro organizme testosterono lygis pasiekia aukščiausią tašką maždaug 25-30 metų amžiuje. Po to kasmet sumažėja 1-2%. Čia priklauso dar ir nuo gyvenimo būdo, o tai daro įtaką energijos lygiui ir libido. Ir būtent šis ingredientas jau daugelį kartų buvo naudojamas kaip natūralus afrodiziakas, žinomas dėl savo gebėjimo didinti raumenų jėgą, palaikyti energijos pusiausvyrą ir gerinti sportinius rezultatus. Šis augalinis lobis yra kilęs iš pietryčių Azijos ir auga laukinėse Malaizijos džiunglėse, kurioms daugiau negu 130 milijonų metų. Tai ką dar galima pasakyti, buvo tiek daug parašyta apie šitą ingredientą ir vieno mėnesio eksperimente, kuriame dalyvavo 76 vyresnio amžiaus vyrai turintys žemą
testosterono lygį, kasdien vartojant 200 mg Tongat Ali ekstrakto, daugiau negu 90% dalyvių testosterono lygį padidėjo iki normalaus vieno mėnesio bėgyje. Tai ką tai reiškia, kad jūs, kaip ir sakiau, jums nereikės gerti visą laiką šito produkto. Pagerina erekcijos funkciją, padidina fizinį pajėgumą, mažina stresą, gerina kognityvinės funkcijas. Čia daug medžiagos angliškai. Dar yra makas šaknis, tai energijos ir hormonų balanso stiprintojas, tai jinai buvo ir Alpha Max produkte įdėta, tai jos veikimas be galo reikalingas šitam produkte. Jisai didina ištvermę, hormonų pusiausvyrą, lytinę sveikatą, turtingas maistingosiomis medžiagomis, pagerina nuotaiką ir kognityvinės funkcijas. Tribulus terestris, tai jėga, energija ir gyvybingumas, tai tas pats ingredientas, kuris buvo įdėtas ir yra įdėtas į Alpha Max. Jo veikimo tikrai funkcionumas labai geras. Ženšenis, tai daugelis jau daug metų atgal ženšenis buvo girdimas Azijos šalių gydomasis ingredientas, tai didina energiją, stiprina imuninės sistemos veiklą, kognityvinės funkcijas gerina, palaiko širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatą, todėl vartojant Aliprime atsiranda pas žmones energijos. Tu tapsi stipresnis, drąsesnis ir tavo bus geresnė savijauta su Aliprime. Tai kaip ir sakiau, gerina lytinę sveikatą ir našumą. Turtingas maistingosiomis medžiagomis, turi adaptogeninių savybių, natūraliai didina testosterono lygį, padeda palaikyti hormonų pusiausvyrą, fizinį pajėgumą didina ir gerina lytinę sveikatą ir našumą. Galiu pasakyti, kas turi problemų su prostata, tikrai rekomenduojam būtinai pavartoti šitą produktą, nes tikrai jau po kelių savaičių žmonės jaučia labai didelį pagerėjimą. Tai ką, šiandien ačiū Jums ir iki kito karto. Vyrai, mylėkite save, o Jūs, moteris, pasirūpinkite, kad vyrai save mylėtų.